Davai Nieko pradedam. baisaus. 3, 2, 1, važiuojam. Sveiki visi. Tai šiandieną laida Sekundantai. Vėl susitinkame su jumis ir su Augustu. Labas, Augustai. Sveikas, Danieliu. Tai ką, vėl aptarinėsime UFC 314. Iš ties kovos visos yra geros. Bus tikrai įdomu stebėti šį turnyrą. Ir taip ir prelimai, taip pat ir mainkardai. Mainkardo visos kovos tikrai visos geros. Tai šiandieną su Augustu aptarsime 4 kovas. Tokios gal įdomiausias. Mūsų nuomonė. Mūsų nuomonė. Jo, mūsų nuomonė įdomiausia. Tai gerai, tada pradedam nuo pirmos kovos. Danieliau, tark žodį tada. Tuoj sekundėlę. Įjungiu taip. Tai pirmą kovą mes aptarnėsim Nikita Krylov prieš Dominik Reyes. Iš ties man šita kova gal turbūt labai aš jos laukiu, šiaip labai įdomi kova, nes stilistiškai gal tokie daug maž panašus kovotojai. Kas liečia kovotus, tai Nikitui Krylovui yra 32 metai, Dominikui Reyesui yra 35. Kaip žinom, kad jie kovoja už 93 svorio kategoriją. Kas liečia ūgį, tai ūgis Nikitos yra 1,91 m, Dominik Reyes yra 1,93 m ir ryčas tik ant centimetro skiriasi, tai Nikitos ryčas yra 1,97 m, o Dominiko 1,96 m. Tai galima sakyti, kad vos ne vienodo parametrų yra kovotojai. Identiški. Jo, tai kas liečia Nikitą, tai jo paskutinė 3 kovų serija yra, tai jis yra pergalė serijų ir prieš ką jis ten yra laimėjęs, tai 22 metais yra prieš seną jau Gustafsoną laimėjęs pirmam raunde. Mačiau tą kovą. Taip. Jo, tai jau ten net tose kondicijose buvo Gustafsonas, tada Volkan Ozdemiro irgi kovoja, tada decisionų yra laimėjęs ir su Rein Spenu yra kovojęs, tai jis pirmam raunde tada pagavo jį į kojų trikampio smaugimą. Tai ganėtinai neblogai atrodė. Ir tai ten buvo, man atrodo, jie ten kažkas svorio nepadarė ten, ar ne, ten buvo palaukti, ten kažkaip buvo, kad per trumpą laiką išėjo, ne, lygtai, nes matau, kad 97 svorio kategorija. Jo, ten buvo atidėta kova, po to vėl jo atidėta kova, matau, kad buvo. Pasižiūrėsim, kas čia buvo. Jo, o kas liečia Dominik Reyesą, tai jisai šiaip ganėtinai po decisionų pralaimėtų John Jonesui buvo dar 3 pralaimėjimų serija ir žinok, visi tokie, sunkus jo buvo pralaimėjimai, tada jisai Jan Blachowicziui pralaimėjo antram raunde, tada nokautų, tada iš Jiri Prochasko, tada iš spinning elbow, tai yra iš apsisukimo, tada iš alkūnės nujungė, tada baisiai ten antram raunde. Ir Ryan Spenui tada irgi iš džiabo jį ten pariungė. Kažkaip jau tada buvo taip nuo... Jo, nepasisekė. Nuo tokie grinai 2 metai, tai buvo labai tokių sunkus toks jo etapas ir vėliau po 2 metų pertraukos jis dabar išėjo į 2 pergalių seriją. Tai prieš Dustin Jacoby tada pirmam raunde jį išjungė iš kelio. Ir prieš Anthony Smithą laimėjo antram raunde ground and pound. Tai... aš tai Anthony Smithą gal kaip labai rimtos pergalės nekotiruočiau, nes Anthony Smithas jau tikrai senas, bet Jacobis nėra net kovojęs Glory. Jacobis tikrai yra labai geras kickboksininkas, tai sutvarkyti taip labai gerą kickboksininką, tai čia rimtas pareiškimas pagal mane. Jo, tai ir... Nežinau, kažkaip matau, kad Dominik Reyesas grįžo į tą pergalių seriją. Matau, kad vėl jisai kažkaip motyvuotas, kažkaip gal perėjo tą psichologinį lūžį, kur vis tiek, žinai, kaip aukštam lygiai pralaimėti 4 kovas, UFC ir dar prieš visus topinius kovotojus. Tai yra toks, žinai,
labai rimtas toks pareiškimas jam ir jo psichologijai. Tai vat matomai, kad per tos 2 metus, kai pailsėjo, matomai kažkokias traumas išsigydė, žmogus reabilitavosi. Ir šį savaitgalį, kaip matom, kad kovos prieš Nikitą Krylovą, kuris irgi yra nepiešęs, prieš gerus kovotojus yra kovojęs. Tai vat, kaip tu manai, kokios tavo prognozės šios kovos? Iš tikrųjų, Nikita Krylovas matęs iš arti pas save salę, matęs kaip Laurynas su juo judėjo ir ką aš galiu pasakyti. Nu, tada jis netrodė labai toks galingas vyras, šiai dienai jis yra pakeitęs savo sporto salę, žinau, kad tada vienas dalykas iš tikrųjų labai gerai, dar tik šiandieną dar domėjausi, kad Nikita Krylovas nekovojo vėl, tačiau nebuvo taip, kad jisai darė specialią pertrauką, žinau, kad jis turi nemažai traumų. Jį šitą vyrą labai kamuoja traumos, o šitą netgi šiandieną žiūrėjau, domėjausi. Tai, na, įdomu labai, todėl kad Dominik Reyesas nėra geras imtynininkas, bet net John Jonesas nesugebėjo pervesti į parterį. Tai čia daug ką pasako apie jo defensą, o kadangi jisai iškirto Jacobį, o Jacobis yra Glory kovotojas, tai automatiškai, tai tokių įdomių dalykų. Tai reiškia, Reyeso nesugebėjo pervesti Jonesas ir jis nugalėjo Glory kovotoją. Tai, nu, čia rimti dalykai. Nikita Krylovas geras kovotojas, universalus labai. Gustafsonas jau ten iš viso atrodė myrės toj kovoje, aš mačiau tą kovą, tiesiog nužudės Gustafsoną. Nu, kova tikrai labai įdomi ir aš iš tikrųjų šitoj kovoj vis dėlto patikėsiu irgi, kaip mes jau su Danieliu biškį šnekėjom, Dominik Reyesu, todėl kad Reyesas tikrai elitinis kovotojas, kuris yra kovojęs dėl čempionų diržo, grįžo su nauja motyvacija. Na, labai įdomi kova iš tikrųjų bus, aš tikrai turbūt pasirinkčiau už Dominiką Reyesą, nežinau, ar čia statyčiau šitą kovą, bet tikrai imčiau underdogą. Tai kadangi Reyesas yra underdogas, tikrai imčiau Reyesą. Jo, kaip ir sakiau, kad manau, kad Reyesas jau grįžo prie tos pergalių serijos ir manau, kad galės ją pratęsti. Taip, tai ką, gerai, grįžtame prie kitos tada kovos. Labai jau tokios išhaitintos. Taip, tai bus taip Bryce Mitchell. Jo, Bryce Mitchell prieš John Silva. Taip, Augustai, pradėk tu dabar kalbėti apie jų. Tai ką, Bryce Mitchellas, iš tikrųjų šitas vyras man kaip kovotojas patinka, kaip žmogus, kuris šneka internete nelabai. John Silva, keistas kovotojas labai. Bryce Mitchellas iš tikrųjų vienintelė, va jo tokia baisus pralaimėjimas, tai buvo Ilija Topurijai ir Josh Emmetui. Tai Emmetas jį tiesiog nužudė, o Topurija tiesiog, nu irgi, bet tarp kitko, jeigu per viso to Topurija jis sugebėjo padaryti takedowną, dabar gal kaip taip prie gabaritų pereisiu. Iš tikrųjų, Bryce Mitchellas nėra labai mažas šiam 6 kategorijos kovotojas, ūgis 1,78 m, John Silva 1,70 m, Richard Mitchell 1,78 m, Silvos 1,75 m, Richard beveik identiškas, ūgis 8 cm skirtumas. Į šitą kovą iš tikrųjų, kai aš pamačiau koeficientus, iš karto pagalvojau, kad nelabai sutinku su tom, nes Mitchellas tikrai nėra blogas kovotojas, jis sutvarkė Daną Ige, aš manau, kad jis yra toksai, nu dabar matau, kad rodo, kad jis yra 11 geriausių kovotojų, tai aš manau, kad jis ten ir turėtų būti. Imtynės jo yra labai geros, kardio yra tikrai labai geras, jis labai kibus, jiu-jitsu labai geras ir vat kas mane šiek tiek šitoje kovoje baugina, tai kad Silva yra toksai šiek tiek duodama jam avanso, todėl kad jisai taip, Vagaslianą sutvarkė, Drew Doberį laimėjo, mačiau tą kovą. Charles Jourdainu, kai jis kovojo, Jourdainas sugebėjo jam daryti takedownus. O Jourdainas nėra labai geras imtynininkas. Nu, jis gerai kovoja, bet nėra labai geras imtynininkas. O paėmus Bryce'ą Mitchellą, mes esame matę Bryce'o Mitchello kovą labai panašią stilistiškai su
Edsonu Barbosa ir Andrėja Filis. Tai Filį ir Barbosa jis tiesiog sumalė į nulį. Ta prasme, parterį užvoliojo negyvai. Jisai užvoliojo Daną Igę. Kada mes matėm, kad jis nors voliotų Daną Igę? Toliau, tuo pačiu jis laimėjo Conor Gracie. Visi, aišku, juokas iš Conor Gracie, visa kita, bet Conor Gracie gal ir nėra pats geriausias imtynininkas, bet jiu-jitsu jo tikrai yra labai geras. Ir Bryce'ui Mitchell'ui jis nesugebėjo nieko padaryti. Tai dabar klausimas. Ar John Silva sugebės atsilaikyti prieš šitas imtynės? Ar jisai sugebės užtaikyti savo ranką? Nes jeigu jis tos rankos neužtaikys, o jo imtynės kol kas nėra patikrintos, tai ar nebus taip, kad jisai praloš šitą kovą? Jo, tai ir kaip ir minėjai prieš tai, kad labai įdomiai žiūrint į tuos koeficientus, tai labai keista, kodėl Brian Mitchell taip nuvertino, nes dabar pasižiūrėjus, tai už Brian Mitchellą duoda 3.15, tai kažkoks kosmosas šitoje vietoje. Tai jo, šiaip, nežinau, labai netgi kažkaip ir linkstu link to, kad Brian Mitchell turėtų ir paimti čia pergalę. Ir ūgio, ir ryčio pranašumas. Ir šiaip stilistiškai, kaip tu ir minėjai, kad kovojo su panašiais kovotojais kaip Silva ir tie kovotojai buvo sutvarkyti. Tai mano manimu... Netgi sakyčiau, kad labiausiai panašus iš visų kovotojų, iš paskutinių, su kurio Mitchellas kovojo, tai mušantis ir labai gerai besiginantis nuo imtynių, tai buvo Danas Igė. Taip. Danas Igė yra topas ir jisai Daną Igę tikrai užvaliojo ir jam gerai sekėsi. Ir esmė tokia, kad Mitchellas man patinka tom, kad jisai, jeigu jam neišeina vienas takedownas, jisai jos daro. Jis nepasiduoda, jisai varo, jisai meta savo žaidimą ir pažiūrėsim. Ir mačiau, kad Bryce Mitchellas psichologiškai labai taip nusiteikęs, tiki tom, kad jam padės Dievas šitoj kovoje, nes John Silva yra apsėstas. Tai jam tas nusiteikimas irgi gali labai padėti, manau. Jo, tai būtų tavo pasirinkimas, kaip suprantu, Bryce Mitchellas. Tikrai, už 3 koeficientą, nes Bryce'o Mitchello, aš net galiu pasakyti, jis kai kovoja su Ilija Topurija, už jį buvo koeficientas 2. Dabar už jį yra 3 koeficientas. Ir tai pagalvojus, ar jūs galvojat, kad John Silva yra geresnis už Ilija Topuriją? Aš manau, kad ne. Na, tai aš su tai Augustai sutiksiu, jeigu rizikuoti ir bandyti, tai tikrai už Bryce Mitchellą. Kaip ir minėjom, kad tikrai geri koeficientai. Tai ką, einam prie main evento. Tai labai įdomi kova. Tai Michael Chandleris prieš Paddy Pimblettą. Nežinau, tokia, žinai, treniruočių meistro prieš maisto valgymo meistrą. Tai aukštaplaukį retrieverį. Jo, tai tikrai bus įdomi kova, dėl to, kad žinom, kad Chandleris yra labai stiprus kovotojas, fiziškai stiprus kovotojas, spaudžiantis kovotojas. Kas liečia gal turbūt kovotojų IQ, tai nelabai gal pasižymi. Eina dažniausiai vabank. Ir kovos prieš Paddy Pimblettą, tai kad žinom dabar UFC eina jisai 6-0 ir tikrai jis yra Anglijos, Didžios Britanijos žvaigždė ir matom, kad UFC prieš tai parinkinėjo jam labai parankius varžovus, tai yra iškelti tą hypą ir dabar bus pirmas toksai kaip ir geras patikrinimas Pimblettui. Tai Augustai, kokios nuomonės tavo apie šią kovą? Iš tikrųjų, aš apie šitą kovą iš karto... Pirmas dalykas, kai iš karto pamačiau šitą kovą, galvau, užmušį Chandleris. Iš tikrųjų, pirma mintis buvo. Tada atsimeniau kovas, kai kovojo Paddy Pimblettas su mūsų Jared Gordonu, kur iš tikrųjų buvo toksai visai bullshitas. Nes Jared Gordonas tą kovą laimėjo, net MMA decision yra, kad visi atidavė nepriklausomi teisėjai kovą Jared Gordonui.
dabar irgi sakau, ten iš tikrųjų pasižiūrėjau tos visus dalykus. Įdomių, va, tokių man įdomių dalykų yra. Pirmas dalykas. Paddy Pimbletoną aš skaitau, kad su King Greenu šiek tiek pasisekė. Chandleris tikrai geroj formoj ir dabar, va, lygiai taip pat Danieliu ir tau pasakysiu, va, aš žiūrėjau šiandieną irgi, bet Chandlerį žiūrėjau, kovos persižiūrėjau, dariau kai kurias. Jisai kovojo su Charlesu Oliveira. Taip. Oliveira jis atkovojo paskutinį kartą pas mus 5 raundus. Oliveira nesugebėjo jo subbitinti. Taip. Tada jisai kovojo su tokiu dar vienu neblogu, gal kai kurie pamiršė tokį kovotoją. Dan Hookeris ne. Benson Hendersonas, kurio jiu-jitsu turbūt, Danielė, esi tokį girdėjęs, teisingai? Nu, tai taip, kažkur ten, kažkada Bellatorė kovojo. Aš bijau pagalvoti, man atrodo, Benson Hendersonas yra pasaulio jiu-jitsu čempionas, jeigu aš neklystu. Nu, ten kažkokio stichijai, ne iki dobės. Bet jis tikrai labai geras jiu-jitsu. Ir nei vienas iš šitų kovotojų nesugebėjo užsubyti. Tai, aišku, pagavo Dustinas Poirier giliotinas, bet turbūt pagavo dėl to, kad Chandleris labai jau buvo pavargęs. Be to jisai davė karą ir Dustinui Poirier, ir Gage'ui davė karą. Ar mes galvojam, kad Paddy Pimbletonas bus geresnis imtynininkas negu Benson Hendersonas ar Charles Oliveira? Ne. Ar mes galvojam, kad Paddy Pimbletonas boksuos geriau už Dustiną Poirier arba Gage'į? Dustiną Gage'į? Ne. Nu, vienintelis, sakau, dalykas gąsdinantis tai, kad 38 metų Chandlerį. Aišku, aš iš tikrųjų šitą kovą suprantu, kad yra parinkta Paddy Pimbletui, nes buvo dar vienas kovotojas, kuris kvietė į kovoti ir jie, kaip suprantu, nenorėjo. Tai yra toksai, jeigu Danielė sužino tikrai, tai bus Renato Maikano. Tai jeigu būtų vietoj Chandlerio, jeigu būtų Maikano, realiai aš net negalvočiau. Manau, kad jie būtų žmogžudystė. Bet čia vis tiek, kadangi Chandleris yra underdogas, ir Chandleris iš tikrųjų geras kovotojas, sprokstantis, turi geras imtynės. Jeigu Paddy Pimbletas su juo pabandys pasivolioti ant žemės, Chandleris tiesiog, manau, fiziškai tiesiog uždaužys. Kaip man atrodo, kad bus. Aš manau, kad kova nedais iki šio sprendimo. Aš manau, kad Chandleris arba jį uždaužys, arba Chandleris pavargęs ir Paddy Pimbletas pagausins kažkokią tai veiksmą, bet, mažai tikėtina. Ir iš tikrųjų šį kartą pamatysim Paddy Pimbleto lygį. Jo, nes vis tiek kova vyks 5 raundus po 5 minutės, tai klausimas, kaip žinai, kaip švaistys ir kaip kaups savo energiją Chandleris. Vis tiek, kai tokia raumenų masė, pats supranti. Jo, bet jisai 5 raundus atkovoja prieš Oliveirą. Jo, kovoja. O Paddy Pimbletas nėra, ir antras dalykas, Paddy Pimbletas su Tony Fergusonu neatrodė labai gerai, atrodė pavargęs trečiam raundė. Ką Chandleris susitvarkė su Fergusonu, kur dar Fergusonas buvo ne visiškai, kaip sakau, pramuštas. Jo, tai šitoj vietoj, jeigu tokį spėjimą daryti, žinok, kažkaip, aišku, suprantam, kad tai yra, kaip ir minėjai, kad padaryti Pimbletui tą kovą, bet kažkodėl nenorėtųsi man to Chandlerio nurašyti ir duoti jam šansą, kad jis gali laimėti. Aš irgi, iš tikrųjų, mes čia dabar visą vakarą vien underdogus renkam kol kas. Nu, žinok, ir man atrodo, ir einant prie main evento kovos Aleksandro Volkanovskio ir Diego Lopezą. Kiek dabar matau, ir Diego Lopezas yra underdogas. Underdogas. Jo, Aleksandro Volkanovskio. Ir man truputį irgi nelabai suprantama dėl ko, nes pagal mano pastebėjimus kažkodėl galvoju, kad Diego Lopezas gali ir nustebinti šią publiką, nes dabar yra tikrai labai gero formai. Matėme, kaip sutvarkė Brian Ortega, taip pat gerai kovojo prieš Benigį. Tai iš tokių geresnių su Pat Sabatini tada irgi pirmam raunde laimėjo. Ir tai turbūt, jisai tik tai pirmą kovą, matau, pirmą UFC kovą yra pralaimėjęs Movsarui. Tai iš jų.
O taip, sakau, čia būtų toksai labai įdomus pareiškimas. Aš manau, kad šitoj kovoje Diego Lopezas tikrai gali nustebinti. Žinant tai, kad jau ir Volkanovskiui jau ir metai, jau 36 metai. Kaip žinom, kad paskutinėse 2 kovos buvo nelabai jau geras, aišku, gal ten prieš Islamą Makačio, kai antrąją kovą kovoti, tai buvo ant short notice, tai ten 10 dienų turėjo tik tai ir nebuvo jokio pasirašymo, tai gaunasi, tai aš kaip suprantu, už labai gerą pinigų sumą tiesiog užšoko į tą traukinį, o Ilija Tupūrė parodė, kad šiuo metu yra dominuojanti jėga ir antram raunde išjungė Volkanovskį. Tai vat nežinau, labai sunku ir spėti, kokia dabar bus jisai tokiai psichologiniai būsenai po tų 2 pralaimėjimų. Jo, tai vat klausimas, ar reabilituosis Volkanovskis. Nu, pradėkime, aš tai gal noriu pradėti nuo to, kad aš nemanau, kad Volkanovskis yra Movsaras Jevlojevas ir nemanau, kad Volkanovskis taip gerai imtyniauja kaip Movsaras Jevlojevas. Ir Movsaras Jevlojevas turėjo didelių problemų su Diego Lopesu, jam buvo paėmę Nibarą ir berods netgi vieną raundą laimėjo Diego Lopesas prieš Movsarą Jevlojevą. Tada Volkanovskis, vat man tas prajungimas, tie 2 prajungimai jo kelia nerimą. Antras dalykas, Volkanovskis 36 metai, jis yra beproto geras kovotojas, bet, vat sakau, dar didelis mane kas krenta į akis, kad pirmas dalykas, ryčas bus Diego Lopeso 2 cm didesnis ir ūgio skirtumas yra 12 cm. Diego Lopesas realiai yra gigantas šitam svoriui. Nu, ne visiškai, bet tikrai labai didelis kovotojas. Tuo pačiu su Brian Ortega tikrai turi granitinį žandikaulį, nes Golovėjus jį daužė kaip obuolį ir jisai nekrito. O Diego Lopesas sugebėjo jį prajungti, aišku, Brian Ortega grįžo atgal, bet jį prajungė. Tai jau čia yra ženklas, kad žmogus muša žiauriai smarkiai. Taip. Jiu-jitsu, jo, ten Craig Jones'u treniruojasi, Volkanovskis, visa kita, bet Diego Lopesas yra jiu-jitsu treneris, jisai labai rimtas kovotojas. Tai aš iš tikrųjų irgi patikėsiu šiai kovoj jaunų bičių, nes aš tikrai manau, kad kova tikrai nedaeis iki teisėjų sprendimo, o jeigu, netgi paskaičiu, parekomentuosiu žiūrovom daryti taip. Jeigu matot, kad Diego Lopesas nelaimėjo iki 2 raundo, 3 raundo, plius minus 3 raundo pabaigos nelaimės Volkanovskio, žiūrėkit, kaip Diego Lopesas kvėpuoja, nes aš manau, kad su kvėpavimas turės problemų, nes jisai Sudano įgis sunkiau kvėpavo, iš tikrųjų tas buvo pasikeitimų daug. Jisai plius yra labai didelis, turbūt meta daug svorio, aš taip spėju, nes 1,80 m, 66 kg jau čia labai daug reikia, nes man atrodo, jis turbūt natūraliai svers apie 80 su viršum kilogramų. Tai vienintelis, man atrodo, Volkanovskio yra žaidimas tas, kad jeigu jis sugebės jį išvarginti, tada šansų jis kovoj turi. Daugiau kažkaip aš tų tokių galimybių daug aš ir nematau. Ta prasme, daugiau nematau kito. Manau, kad Volkanovskis arba decision, arba Diego Lopesas. Tai aš iš tikrųjų čia lygiai taip pat, kadangi Diego Lopesas underdogas, aš irgi iš tikrųjų buvau ne tai, kad nustebęs, bet jis jau dabar šiek tiek koeficientas prasėdo. Man atrodo, Diego Lopesas pradžioje atsidarė už 2,30. Tai iš vis buvo labai geras statymas. Šią dieną Diego Lopesas eina už 2. Tai aš irgi iš tikrųjų imčiausi jauną kraują, bičio, kuris yra labai motyvuotas, tikrai geras mušantis, turi gerą jiu-jitsu, labai savim pasitikė, bet turi nelabai gerą šukuoseną. Tai va, tai jo, Augustai, tai suprato mūsų pasirinkimus. Tai kokį čekį galvoju statyti? Aš iš tikrųjų vieną jau esu pasiėmęs, bet šį savaitgalį tiesiog dabar galvoju, turbūt, kad surizikuosiu, paimsiu labai tokį mažai gal rizikingą, patikėsiu Dominiku Rėjasu ir patikėsiu Diego Lopesu. Nu, jo. Mano šios savaitės pasirinkimas. Jo, mano tai bus, žinok, 10 eurų.
Ir tai, ką mes išvardinom, tai vat 4 tų kovotojų, vat 4 tos underdogus galvoju ant 10 eurų pastatyti. Toks for fun. Ja. Jo, Nu, ir kažkaip aš juos tikiu ir pažiūrėsim, gal man pasiseks. nu, čia būtų labai rimtas laimėjimas iš tikrųjų. Jo, tai ten labai geri koeficientai. Tai taip, kad būtų įdomiau žiūrėti, 10 eurų galima parizikuoti. Jo, Tai jo, ką, Augustai, tikrai taip. buvo su tavim labai malonu pabendrauti, aptariam ateinantį kardą. Tai, nu ką, tai gero mums žiūrėjimo, žiūrėsim, stebėsim, analizuosim kovas. Jo, tikrai. Šį savaitgalį šis laukia labai gerų kovų, turėsim labai įdomią bokso kovą dar vieną, turėsim UFC labai gerą kardą, žodžiu, laukia, kas sėdės bare, o kas žiūrės naktį kovas. Jo, tai ką, su jumis buvo sekundantai, su jumis buvo aš Danielius Drevliūnas ir Augustas Šalkauskas. Iki greito pasimatymo. Iki malonaus. Visą.